Labas, labas. Kaip suprato, čia yra advento kalendorius. Pagaliau nusipirkau advento kalendorių. Todėl, kad labai ilgai rinkausi, kokį noriu kalendorių šiais metais nusipirkti, nes pernai man labai patiko Sephoros, nes buvo daug produktų, kurių nesubandžiusi, kuriuos labai džiaugiausi, kad galėjau išbandyti, kai kuriuos netgi ir įsigijau pilno dydžio. Tai labai tikėjausi, kad ir šiais metais Sephoros kalendorius man patiks, bet kai pamačiau, tai visiškai, žinokit, niekas neužkabino. Žiauriai prastas, iš tiesų labai prastai, bet jau atrodė man asmeniškai. Aišku, gal kažkam ir labai geras yra, bet dėja nepirkau Sephoros kalendorių šiais metais, tai žvalgiausi kažko, nežinau, ko aš iškojau. Mano tikslas buvo šiais metais, kad nusipirkti, kur yra daugiau dekoratyvinės kosmetikos. Ne visokie šampuniukai, kremukai ten ir taip toliau. Pavyzdžiui, žiūrėjau iš Revolution, žiūrėjau iš NYXo, Make Up Forever, man atrodo, žodžiu, žiūrėjau daug tokių, bet norėjusi pirkti grinai vieno brando, todėl kad, tai būtų vieno brando produktai, o aš kažkaip noriu išbandyti skirtingų. Aš šito kalendoriaus niekur nemačiau ir kaip aš jį suradau, neklauskit, kodėl man jį išmetė, nežinau, žinokit. Ir aš pamačiau šitą kalendorių, galvoju, viskas imu, nes jame bent kiek žiūrėjau tada, kai rinkausi, tikrai bus gerų produktų. Tai kiek atsimenu, šitam kalendoriui yra kvepalai, kuriuos aš turiu, bet mini dydžio. Tai labai faina, nes nuo mini dydžio galiu vežti ir į kelionę, galiu kažkur tiesiog į rankinę įsimest. Po to žinau, kad bus plaukų šukos ir daugiau nežinau, ką žinokit. Nors tuo metu apžiūrėjau, tikrai, ten netgi po vieną, man atrodo, buvau produktą, bet dabar visiškai nepasakysiu, kas jame yra. Aišku, tai dar didesnė intriga, dar didesnis laukimas. Tikrai dėžė yra stora, plati ir 24 dienos stalčiukai. Čia yra tiesiog iš Coco Panda. Tai nėra kažkoks brandas, tai yra tiesiog internetinė parduotuvė, kuri prekiauja įvairiais kosmetikos, plaukų priežiūros, kūno priežiūros, dekoratyvinė kosmetika, žodžiu, kaip Lietuvoje, kad yra Eurokos ar Drogas ir taip toliau. Aišku, dabar daug kam kyla klausimų, jeigu nusipirkau jau advento kalendorių, ar aš darysiu vlogmas. Žodžiu, ilgai galvojau, ilgai sprendžiau ir pasakysiu jums teisybę. Pasakysiu taip, kad vlogmas šiais metais nebus. Gerai, nepykit, palauk, leiskit pasiaiškinti, leiskit man pasiaiškinti. Taip, nebus vlogmas, todėl kad daug galvojau, mąsčiau ir aš daugiau radau argumentų, kodėl nedaryt, nei daryt. Kaip pasakyti, save tiesiog suradau, kaip pateisinti, tai aš noriu tiesiog jums jos pasakyti, paaiškinti, nepasiaiškinti, bet tiesiog paaiškinti, kodėl šiemet ir šiemet. Nes ir pernai nebuvo, ir šiemet, kodėl pas mane nebus vlogmas. Tai pirma iš tų priežasčių, aišku, yra laikas. Aišku, visi galvosit, kad nieks to laiko neturim, visi turim savo darbus, savo reikalus, pareigas, namus, šeimas, darbus, maistą, ruošimą, hobį ir taip toliau. Visi esam, žinau, užimti. Ir čia toks kaip ir nepasiteisinimas, kad jo, aš neturiu laiko. Aš manau, kad laiko visada galima rasti, tik jį reikia gerai susiplanuoti, bet aš tiesiog asmeniškai, kaip pasakyti, esu jau pasimokinus ne kartą, kad aš negaliu planuoti. Aš tiesiog turiu gyventi, kaip pasakyti, pasroviui, nes jeigu aš kažką planuoju, man niekada tas nepavyksta. Niekada aš galiu susirašyti ten valandų bėgyje viską, niekada man taip nebus. Aš tiesiog važiuodama namo iš darbo galvoju, o grįšiu čia, padarysiu tą ir tą, kokį pyragą iškepsiu, dar ką nors. Grįžtu namo, visiškai man apsiverčia aukštyn kojom visi planai. Ne dėl to, kad ten kažkas nutiko ar dar kažkas, bet būna, pavalgai, kažko tingis, ten, pavyzdžiui, čia kažko reikia ekstra pasidaryti, ar ten dar kas nors, žodžiu, tokių neplanuotų dalykų labai pas mane išlenda ir aš tiesiog realiai neturėčiau laiko ir negalėčiau kažką susiplanuoti, jums nufilmuoti. Kažkaip ir net nenoriu prisižadėti, kad jums dabar čia kiekvieną dieną filmuosiu, matysit ir taip toliau, bus maks kokios 1-2 dienos ir po to dingsiu. Tai aš šito nenoriu, tiesiog man sąžinė būtų nerami, kad aš jums prižadėjau ir to tiesiog negaliu daryti. Antra priežastis tokia, kad aš negyvenu veiksmo filme. Pas manęs nevyksta kiekvieną dieną už kiekvieno kambario ar dar kažkur, kad ten, kažkas kaip veiksmo filme vyktų. Nėra iš tiesų, nes
Būna, kad ir nieko neveikiu, būna, kad ir sėdžiu, scrollinu telefoną, žiūriu, sakykime, teliką. Aišku, tai yra laisvas laikas. Kaip sakau, pirmam argumente, kad sakiau, aš neturėčiau laiko, bet yra to laiko, tik kad aš jo nemoku suplanuoti. Nu, tiesiog aš nežinau, ką aš galėčiau jums parodyti kiekvieną dieną. Nu, minimum jau 10 minučių turėtų būti video, ar ne, sakykime, tai nežinau, ką aš tokio turėčiau veikti papildomai, nežinau, kaip kiti daro, kad prisifilmuoja iš anksčiau video, ar kažkokius kadrus prifilmuoja iš anksčiau, kad įkeltą dieną tiesiog kažkokį video, bent 10 minučių, tai, nu, aš taip irgi negaliu. Nu, aš negaliu. Aš jau esu sakius, kad man vlogmas ar diena su manim yra būtent tos dienos įvykiai. Aš negalėčiau iš kažkada nufilmuotą medžiagą įdėti į tos dienos vlogmas ir sakyti, va, šiandien aš tą dariau. Nu, negaliu. Daug kas daro, nežinau, nu, čia kiekvienam yra pasirinkimas, bet aš taip negalėčiau. Kitas mano argumentas, pasiteisinimas. Taip, vlogmas yra keliamas kiekvieną dieną, ar ne? Ir aš gruodžio mėnesį turiu 3 gimtadienius, plus tėvai atvyksta šventėm. Tai realiai jau -5 dienos aš negalėčiau įkelt vlogmą kasdien. Tiesiog viskas išsimaišytų ir žinodama, kad aš negalėsiu kažkada jums įkelt kažkurią dieną vlogmų, filmuoti nuo gruodžio 1 ir, nu, kažkaip vėl ne į temą visiškai. Nu, jeigu šitų argumentų neužtenka, tai paskutinis toks gal ir rimčiausias argumentas, pasiaiškinimas, kodėl nefilmuosiu vlogmas, tai todėl, kad, sakykime, rasčiau laiko nufilmuoti. Mažiau sėdėčiau prie teliko ar ten skrolinčiau, gerai, rasčiau laiko nufilmuoti. Gerai, rasčiau medžiagos, ką nufilmuoti, sakykime, nu, ten daugiau pasistengčiau, kokį pyragą iškepti, visą mėnesį iš eilės, kiekvieną dieną pyragus kepti, rodyti ir taip toliau. Bet nežinau, ar norėtumėt matyti, kad kokį 5 minutės sėdžiu ir, sakykime, teliką žiūriu. Nu, tikrai ne. Aš norėčiau visada pateikti jums gražų, skanų vlogmas, nors ir 10 minučių video, bet vis tiek tas 10 minučių video redagavimas užtrunka amžinybę, žinokit, tikrai ne valandą, tikrai ne 2. Nesinori pateikti tiesiog sausos medžiagos, nekarpytos, ne kažkaip padarytos, ne kažkokių filtrų neįdėjus, ar ten kokio muzikos takelio, ar jų efektų. Nu, tiesiog norisi, kad būtų gražus toks skanus vlogmas, video, o ne šiaip, kad tiesiog sausa medžiaga. Tai va, tam dalykui tikrai užtrunka laiko ir realiai aš turėčiau baigti filmavimą tos dienos vlogmą kokią 6 valandą vakare, kad jums suredaguot ir pateikti kokiai 8-9 valandai vakaro. 6-5 valandą visas veiksmas vyksta, kai grįžtu į namus, kažką tvarkaus, kažką gaminu ir taip toliau. Tai realiai, jeigu aš eidama miegoti atsisveikinčiau jau tą dieną, o aš dažniausiai miegoti einu apie 1 valandą, tai vlogmą, kada reikėtų redaguoti kokių 3 ryto ir kad jūs gautumėt kokiai 7 valandai vlogmą tiesiog praėjusios dienos. Tai nesuprantu, ar tai būtų tikslas, ar tai protinga. Nežinau, o sakykime 6 valandą pabaigus vlogmą, nu ką, aš nufilmuosiu ryte ir kaip grįžau namo, viskas. Tiesiog, manau, tas dalykas didžiausias yra, kad man užtruktų labai ilgai redagavimas ir norėtųsi kažkaip bent jau iki 10 vakarus pateikti tos dienos vlogmas, bet aš žinau, kad taip neįmanoma. Nu, tiesiog nebūtų taip. Tai va tokie mano argumentai, kaip pasakyti, aš esu tokia 10 kartų pamatuoju, 20 kartą pjaunu. Tai aš šitam dalyke vlogmas kūryboj turėjau daugiau argumentų neigiamų nei teigiamų. Teigiamas realiai tik vienas, kad aš jums tai parodyčiau. Nu, tiesiog, aš manau, kad mane supras. Bet aš tik tai turiu tokią, nu, biškai geresnį naujieną, kad stengsiuos tikrai kiekvieną dieną filmuoti kaip vlogmas, kad jums galėčiau įkelti bent kas 2 dieną, kas 3 dieną, 2-3 dienų vlogmas. Gal kartais bus ir grinai 1 dienos vlogmas, gal rasiu kažkokios naudingos medžiagos, kažką veiksiu ir taip toliau. Tai vat, nu, pažadu tai, kad bus daugiau video gruodžio mėnesį, bet tikrai negaliu pažadėti aš jums, kad tai bus kiekvieną dieną. Tai tiesiog, atsakau, bus kas 2 dieną, o gal ir kelias dienas iš eilės po vieną. Nu, žodžiu, žiūrėsiu, kaip gausis, bet tiesiog nepaliksiu jūsų taip, kad į savaitę 2 video, bet pasistengsiu, tikrai pasistengsiu, kad tai būtų, kaip ir sakiau, tai bus, filmuosiu kaip vlogmas, bet gausis ten 1-2-3 dienų toks vlogmas sujungtas. Tai, nu, tikiuosi labai jūsų nenuskriausiu ir nesupyksit ant manęs, bet, nu,
Va, nu pas manęs tokia situacija. Aišku, norėtųsi daryti tą vlogmas kiekvieną dieną, bet, nu, vat girdėjot mano priežastis, mano argumentus, kodėl aš negaliu daryti kiekvieną dieną. Matau, kad iššnekėjau visiškai per ilgai ir šiaip turėčiau būti vieno vlogo pradžia, bet matau, kad nesigaus ta vlogo pradžia, tai tiesiog paliksiu kaip atskirą video. Tai tiesiog norėjau čia pakalbėti, nenorėjau kišti viską į vieną vlogą, kad nebūtų valandos ilgio. Ačiū, kad šitą išklausėt, tikiuosi mane suprasit ir susitiksim greitai kitame video. Ate.